Porą patarimų, kaipgi pradėti čiuožti, kad neatrodyt, kad mes visą laiką krent. Pats svarbiausias dalykas tai aišku yra sulenkti jūsų kelius. Jie turi būti sulenkti visada ir tik tada mes galim pradėti čiuožti. Kai mes jau sulenkėm kelius, bus vis tiek šiek tiek baisu. Jeigu bus nebaisu, reiškia kažkas tada negerai. Galim prisilaikyti bortelę ir po truputį pradėti žingsniuoti. O žingsniuoti mes turim taip. Suglaudžiam mes mūsų kulnus ir tada iš lėto su lenktais keliais mes pradedam žingsniuoti ir štai aš jau ir čiuožiu. Šį kartą pingviną pravežiau aš, o ne jisai mane. Jeigu ateinat su vaikais, puikus būdas pradėti yra pingvinas. Tai vietoj bortelio galima paimti pingviną, taip pat sulenkt būtinai kelius ir taip pat po truputį žingsniuoti ir šiek tiek prisilaikyti pingviną. Taip, kad ant ledo gali čiuožti bet kas. Svarbu nebijot, ateit bandyt ir viskas jum gausis.